čia vėl palėtėm tikrai labai gerą temą, kada būna, kai mes pradedam dirbti su klientais, dar kai yra vystymo stadija pačio projekto. Tai vat galim gal apie tai irgi truputėlį pakalbėti, nes yra apstatymo sklype riba, ar ne, kur mes galim statyti namą, bet galim šiek tiek, jeigu sklypo dydis leidžia, didesnę teritoriją, jį patraukti piečiau ar šiauriau. Ir labai turėjau gerą variantą, kai mes patraukėm namą, dar buvo nepabaigtas projektavimas, dėl to, kad mes žinojom, kokius medžius sodinsim, kad atitiktų medžiai vėl visus įstatymus, nuo kaimynų atstumus reikalingus. Tai čia irgi tikrai gera tema, kad visapusiškai iš karto pradedant projektuoti, žingsnis po žingsnio, ir taip bendraujam kartais ir 5 metus. Tikrai taip, nes kaip visada nes pas mus tikrai projektuojant gyvenamosius namus yra dažniau tokia praktika konsultuoti su interjero dizaineriais, kaipgi vidus. Ir tikrai nelabai daug kas kažkaip pagalvoja apie tą išorę, ne apie tą kiemą. Bet tikrai labai rekomenduojam konsultuotis su kraštovaizdžio specialistais vien dėl to, kad, kaip ir minėjai, galima pasistumdyti sklype, namą, vietą, statinius, nes pagal statybos reglamentus statinį patraukus sklype daugiau nei metras reikalingas naujas statybos leidimas, o tai tikrai atima daug laiko, finansų ir tiesiog papildomų kaštų, kurių tiesiog būtų išvengiama, jei iš karto būtų konsultuojamasi su kraštovaizdžio specialistu. Taip, ir mes tada galime, netgi turint namą, galim numatyti, kur bus ūkinė zona, labiau įsivertinam, kur sandėliukas galbūt stovės, jų šitų dalykų, kurie paprastai klientai, apie kuriuos dar net negalvoja. Tikrai. Ir labai dažnai tikrai yra tik namo projektas ir paskui statybų gale paaiškėja, sandėliuko vis tik reikės ir jau jeigu būtumėm pastumę namą truputėlį iš šono, turėję didesnę erdvę tam pačiam garažui, tam pačiam sandėliukui ir panašiai. Tai tas funkcinis kiemo zonavimas, jisai galėtų eiti kartu su jau projektuojamo namo dokumentais. Tikrai taip ir tikrai rekomenduojama, kaip ir minėjau, tuo projektavimo etapu, dirbant su architektu, tikrai konsultuotis, nes tikrai iš mano jau daugiametės praktikos žinau, kad žmonės, kaip ateina projektuotis namo, jie galvoja tik tai apie patį namą ir tikrai labai retas, kuris sprendžia ūkinės zonas, ten daržo, gėlynų zonas, tvoras ir taip toliau. Tai bet kartais, kaip ir tu sakai, labai gerai jau iš karto pasikonsultuoti ir su tavo įžvalgom atsižvelgti architektui, būtent kur yra tas viso sklypo zonavimas ir mažosios architektūros bei apželdinimo sprendiniai. Taip, tai gal dabar eisim į vidų ir pažiūrėsim pro langą, kodėl šitokia yra pozicija namo, ką mes matom, ko jūs nematot pro langą. Taip. Ir kaip parinktas kraštovaizdis ir langai, ką irgi galėjom kartu pasitarti ir atsižvelgti į aplinkos apželdinimą. Tai ką, kviesčiau į svečius? Einam.